Už sveiką protą. Už sveiką protą. Už sveiką širdį. Už sveiką širdį. Ir už nesveikai gerus laikus. Vytautas. 100 metų, 1000 tostų. Arnas, Duraselis. Artūras, mėsininkas. Gabija, mergelė iš Nazareto. Visi moka gražiai kalbėti, bet ar visi išdrįs tai padaryti? Adrenalinas, įtampa, triumfas, naujieji herojai gimsta čia. Esu savo laiku dirbęs ir kapinėse, mirę žmonės problemų nekelia. Bet tai bus gerai, tekilos gausi, kasadėlį. Margaritų. Svarbiausia, kaklizmos geros negauti. Kaip patenkinsi sekso poreikį. Kaip galima pasiruošti 8 mėnesio maistą. O neišneša, žinai. Cepelinus ir tos turbūt įmanoma būtų liofilizuoti. Šiandien sveikinamės iš Klaipėdos, iš Medelino pirties ir šalia manęs sėdi Aurimas Mockus, žmogus, kuris galimai, tikimės, bus pirmas žmogus perplaukęs ramųjį vandenyną. Pataisysiu iškart, ne pirmas žmogus perplaukęs, bet to maršrutu ramųjį vandenyną. Ai, būtent to maršrutu. Taip. Okei. Geras. Gerai. Aurimai, sveikas atvykęs. Turim tau paruošę labai daug klausimų, tai bandom per juos visus pereiti. Tai pirmasis tiesiog klausimas, kaip save pristatytum bendrai? Aš visada sakau, kad jeigu dar reikia save prisistatinėti ir kažkam kažką įrodinėti, tai reiškia, tu dar kažko nesi nuveikęs. Tai dažniausiai aš sakau taip, kaip mane žmonės žino, iš kurios pusės, tai aš turbūt taip ir leidžiu jiems mane vadinti. Vieni žino tiesiog kaip verslininką, kiti kaip aktyvistą, visuomenininką, kiti kaip karį savanorį, kaip Šaulių sąjungos narį, kaip keliautoją, motociklininką. Tai turiu daug tų amplua ir aš negaliu pykti nei už vieną už jų. Daug hobių, daug amplua. Nu, toks tas hobis tiesiog, aš gyvenu gyvenimą. Paskutiniu metu gal daugiau, aišku, pristatinėjimas kaip keliautojas, ekstremalių kelionių mėgėjas. O kaip tau kilo iš vis mintis perplaukti būtent tokiu maršrutu ramųjį vandenyną? Kaip taip gali ateiti idėja tokia? Būtent to maršrutu kažkaip automatiškai susidėliojau. Net sąžininkai pasakysiu, pradžiai net nežiūrėjau, ar yra kažkas plaukęs ar ne to maršrutu. Tai kadangi man pasirodė, kad iš tos pozicijos taip tinkama būtų startuoti, paskui ten viską, kai pradėjau čekinti, žiūriu, kad tikrai nėra tų perplaukimų, bet keli perplaukimai ir tie yra tokie, be sustojimo. Jeigu žiūrėti pavieniai plaukimai, tai yra galbūt, tiksliai dabar net nepasakysiu, ar 5 ir 7, nuo 66 metų. Pirmasis buvo Bjordas, kuris perplaukė 6 metais, dėja žmogus žuvo paskui Japonijos jūroje. Vėliau ten yra ir moteris perplaukusi, kaip tik 23 metais australietė plaukė, jinai plaukė iš Meksikos. Tai va dabar va, tas startas nuo Kalifornijos, būtent, kiek aš žinau, niekas nėra plaukęs. Tai dar klausimas, kur pavyks man, nors aš ir traktuoju, kad bandysiu pasiekti Brisbaną, bet visi praktiškai plaukimai, apart ten vieno, kažkas vienas ten tiesiog tiesiai kažkur į krantą davė, žinau, tai net netaikė į uostą, turbūt jam nebuvo galimybės, o visi kažkur plus minus Australijos šiaurės finišuoja. Tai dėl ko aš manau, kad tai irgi kaip ir aišku, dėl tų pačių srovių, dėl galimybių. Mano toks sumanimas truputį eiti žemiau, piečiau ir jeigu net gal pavyktų pasiekti galbūt ir patį Sidnėjų, nes kursą laikysiu link tenais, nors tikslą visiems sakau, kad yra Brisbanas, nes įsivaizduoju, kad realiausiai bus Brisbaną pasiekti. O kodėl tiek mažai žmonių perplaukė yra ramųjį vandenyną? Turbūt čia yra atsakymas. Tai nėra labai paprasta. Tai jeigu būtų paprasta, tai turbūt kiekvieną dieną ten kažkas plaukėtų ir finišuotų. Mes dar būtinai grįšime prie klausimų apie tavo iššūkį ramųjį vandenyną, prasmę ir kodėl, bet dar truputėlį norisi vis tiek tave pakalbinti dėl bendrai tokių bazinių klausimų. Kaip tu užsidirbi duonai? Esu savo laiku dirbęs ir kapinėse. Esu dirbęs savivaldybėje, atsakingas buvau už kapinių priežiūros poskyrį. Tai aišku, kaip sakau, kitiems labai kraupiai tai skamba, bet iš tikrųjų darbas labai paprastas, pagrindė su dokumentais, gamtoje, kai aš sakau, visada, jeigu reikėdavo išeiti ten po kapinės pasivaikščioti, ten, kai sakau, mirę žmonės problemų nekelia. Dar minėjai, kad esi keliautojas. Kokia tavo tokia įsimintiniausia kelionė? Visas kelionės yra įsimintinos ir kaip dažniausiai būna, kad kuo jinai būna komplikuotesnė, tuo jinai būna įdomesnė. Ir net Antanas Poška, keliautojas, žinomas, savo laiku yra pasakęs, kad yra didžiausias džiaugsmas prisiminti savo kelionę. Taip. Ir kai ypač ten buvo daug bėdų ar kažko, yra ką papasakoti. Na ką, chebryte, esam ledo vonioj ir taip šaltas vanduo, belia kaip gelia jau kojas ir dar mūsų mėsininkas pils čia ledo. Varyk, mėsininkas.
Judesys. Ištiestom rankom. O, arčiau. Nu, daug. Čia trūksta biškai. Normaliai. Gerai. Nu ką, startuojam tada, mergelė iš Nazareto? Startuojam. Tai ką, Aurimai, turėsim tokių trumpų klausimėlių, greitai atsakinėsi, jeigu ilgai atsakinėsi, ilgai sėdėsi lede. Ar nori tapti žinomu? To tikrai nenoriu, nes ir taip jaučiuosi ganėtinai gerai žinomas, bent jau Klaipėdai. Aurimai, jei dabar ateitų mirtis, ką jai pasakytum? Dar palauk kokią 50 metų, aš tuoj grįšiu. Aurimai, kaip patenkinsi sekso poreikį kelionės metu? Ypatingai gerai. Jei turėtum supergalę, kas tai būtų? Greičiau plaukti? Ar sutinki su teiginiu, kad vyrai ir moteris negali būti tik draugais? Kodėl? Nesutinku visiškai, nes tikrai turiu daug draugių, dėl kurių net žmona nepavydi ir čia yra labai prastas teiginys. Jeigu negali, tai reiškia negali pasitikėti vyras savim. O turi tokį kokį topinį nuotykį kelionį, kur arba kokia sudėtingiausia situacija buvo, kur tu galvoji, wow, va čia, žinai, kažkaip išlikau gyvas. Tai net tai gal, kad čia gyvas, čia nereikia dramatizuoti, kai sakau, čia gali per perėją eiti ir gyvas vos išlikti, žinai, neapsižiūrėjus. Tai tų situacijų komplikuotų turbūt realiam gyvenime yra buvo daugiau negu kitose kelionėse, bet yra aišku, tų tokių situacijų buvo, kada ir ta Šiaurės Korėjai, kada buvau, tai sakė, tu čia iš čia negrįši, nes daug filmavau, daug pasakojau, jie ten labai tos agentės, kai aš jas turbūt vadinu mūsų gydės agentės, saugumietės, bet kuriuo atveju, tai jas visą tai matė ir aišku, tyravosi, bandė ten mane narstyti, kodėl tu čia filmuoji, kodėl čia ką darai, čia to nefilmuok, čia su uniformom negalim filmuoti, čia toj pusėje negalim filmuoti, kur tik pasako negalim, ten aš turiu filmuoti, žinai, kad ir slapta, tai turbūt vis tiek matė, aš manau, kad kažkaip, įtarė galbūt. Tai bandė tokį įspėjimą prieš išvažiuojant, jau dieną prieš, sako, ten man ir bičiuliai mano, turbūt daugelis gal ir žino, praeities žvalgas, Šarūnas Isikevičius, jam tokius įspėjimus ir man davė, sako, aš manau, sako, kad jūs turėsite problemų išvykstant. Tai ką tai mums reiškia, tai greičiausiai tikrins mūsų medžiagą. Tai ką tada, Mockus sėdėjo po kaldra tą naktį, dubliavo ir ten 3 dubliavo, net visą filmuotą medžiagą ir galvojo, kur paslėptas korteles. Tai, aišku, tai nieko tokio baisaus. Netikrino. Patikrinti kišenės patikrino, bet taip, čia irgi buvo tarp kitko tokia situacija, kurioje atrodo buvau ir taip, atsimenu, kad jaučiausi, kad pakliuvau, nes negalima iš tos šalies išvežti pinigų jų vietinių, valiutos. Kodėl? Ten yra turbūt kažkokie tai pinigai su jų ten... Kad neišvežtum, neprigamintum, žinai, galbūt, kad nepradėtum gaminti, kurias ten kainuoja cento dalis ten ta valiuta. Tai nežinau, kokie motyvai, bet tiesiog jos negalima buvo vežti. Senąją valiutą galima buvo. Pavyzdžiui, net buvo parduotuvių, kur gali nusipirkti senosios valiutos ir su to pačiu Kim Jong-iru ir kitais tais lyderiais. Kaip kitais lyderiais, ten tik tais 3 lyderiai. Ten senelis, tėvas ir pats Kim Jong-unas. Bet aš tada atsimenu, buvau pinigus įsidėjęs čia, tikrai aš jas buvau įsidėjęs į kišenę ir man sako, parodyk tą kišenę. Kas, ištrauk pinigus iš kišenės ir aš taip jau traukiu ir tada įvyko fokusas, kai aš sakau, toks, kurio aš pats net netikėjau ir ištraukiu ir žiūriu, ten tik eurai. Ir galvoju, eurų čia neturėjo būti. O tik eurai liko, o kur tie pinigai, buvo kitoje kišenėje. Ir parsivežai? Jo, ir aš parsivežiu, aš taip santūriai pasižiūrėjau, taip rankose, taip atsargiai, gerai, dėkis atgal. Pažiūrėjau, kad nėra jų valiutos. Jeigu būtų buvus valiuta, aš netikiu, kad mane būtų ten, kaip kiti ten galvoja, gal į konclagerį uždarė ten 100 metų ar kažką. Aš manau, tiesiog būtų paėmę, galbūt biškį būtų pagrumoję, galbūt būtų gydės apibarę ten, nežinau. Aurimai, kalbant apie keliones, netrukus leisis į savo kelionę gyvenimo. Skaitant straipsnį užsimini, kad labai pergyveni, sakykim, kad nepriartėtum prie Meksikos sienos. Kas gali nutikti ir koks planas A ir B? Yra tokias grėsmės, kad jeigu, sakykim, iš San Diego startuoju, ką turiu sumanęs plane A, kadangi vėjas tenais nelabai palankus, kažkodėl paskutiniu metu labai pučia vien tik į krantą arba iš šiaurės, kas yra automatiškai pasroviui Kalifornijos sroviai, sakykime, kaip Kalifornijos srovė iš Kanados link Panamos teka palei Kalifornijos pakrantę. Lygiai taip pat vėjas dabar dažniausiai pučia arba iš ten, arba į krantą. Tai
Aš žinau, kad jeigu aš jau tada startuosiu, turi būti nestipresnis, kaip pavyzdys, kaip 5 metrai per sekundę. Aš jau sakau metrais, nes mazgais ne visi moka paskaičiuoti. Tai žinau, kad turi būti tada nedaugiau 5 metrų per sekundę vėjas, nes prieš tokį vėją dar teoriškai galiu judėti, kad ir labai negreitai į priekį, bet plus bus šoninė banga ir bus srovė, nes San Diego yra šalia Meksikos sienos ir teoriškai galiu nespėti 12 jūrmylių nuplaukti, kas yra į neutralius vandenis pakliūti. Ir tada tektų pakliūti į Meksikos teritoriją. Bet tai bus gerai, tekilos gausi, kasadinių, takos. Svarbiausia, kaklizmos geros negaučiau, ten su kokiais ten... Tada žiūrim, su sombrero varo. Jo, gal, arba sakys, palauk, kam čia tau tiek to maisto ištrauk, gal gali miltų mums čia truputį pervežti. Tai kaip ir visi kaituotojai ir buriuotojai nori išgirsti, tai tau linkim, kad taip nebūtų ir palankaus vėjo. Aš tikiu, kad viskas bus gerai, vertinant realią situaciją ir kiek jau tekia yra domėtis, ar apskritai kaip ten būtų. Ar tai realu, kad mane ten su tais kateriais pultų pasitiktų ir greičiausiai ne. Nes kiek šnekėjau, tai pagrindinai saugo amerikiečiai savo vandenis ir savo pakrantį ir savo sieną. Meksikai nėra ko saugoti. Iš Amerikos žmonės nebėga į Meksiką, jie bėga atvirkščiai. Tai to labiau per vandenyną, sakykime, ne? Kas yra ir nesaugu ir viską. Tai aš manau, kad greičiausiai jie ten turbūt net, jeigu ir turi technikos, tai geriausiu atveju gal kokį minamą dviratį arba tokią patirklinę valtį. Nes, aš manau, kad jie tikrai nereaguotų ir to labiau, jeigu tu prasineštum pakrantį, kada žiūrėkit tokia situacija, mane neša, bet aš bandau išplaukti, yra srovė. Nemanau, kad ten kažkas tai tokia drama įvyktų. Bet taip, bet kuriuo atveju būtų nuotykis. Aišku. Gal dar variantas yra pasiruošti kažkokį ispanišką tekstą arba video, kad... Jo, su ten, pavyzdžiui, uno cervezas, sinau, kad sirnis, jo, ne? Priplukdykit mano alaus vieną, nealkoholinio, ne? Tos palėtėm maisto temą, iš tiesų labai įdomu. Kiek laiko planuoji plaukti? Toks nusistatęs. Yra maksimumas laikos, terminas uždėtas 8 mėnesiai. Tai yra ganėtinai daug. Ta prasme, tai yra tikrai su 20% užsidėjimo, nes privalai tą daryti. Kaip aš sakau, tikrai pakeliui parduotuvių nebus. Klausimas, tu maisto pasiruošęs būsi 8 mėnesiams. Taip, dar daugiau. Papasakok, koks tai yra maistas ir aš įsivaizduoju, kaip galima pasiruošti 8 mėnesio maistą. Kol kas atrodo neišneša, žinai, smegenis. Aš jo neprisigaminsiu, kiaušinienės neprisikepsiu ten 2-3 mėnesių į priekį, tikrai ne. O gal višto kokią, žinai? Ne, višto. Labai didelė višta turėtų būti. Turbūt kaip pusę valtis. Tai gal stručiais tada geriau. Kad ir po kiaušinį dieną jau gerai. Baltymų. Ne, tai aš paprasčiausiai nėra čia jokios paslapties, yra pagrindė liofilizuotas maistas, jisai toks ganėtinai, galim sakyti, ne taip senai atsiradęs, jeigu taip žiūrėt, ta technologija, to šalto džiovinimo vadinasi, ne? Ir pas mus ir tie vaisiai džiovinami dabar, jie nepraranda savybių. Surinę dabar džiovina, žinau. Oi, dabar šaltibarščius net ir tos liofilizavo kažkokią tai Panevėžio gimnaziją ar kažkas gimnazistai. Tai viskas įmanoma, realiai. Cepelinus ir tos turbūt įmanoma būtų liofilizuoti. Jums porcija cepakų liofilizuotų. Aš lauksiu, kad su cepakais geriau Australijai mane pasitiktų, bus stimulas greičiau prairkluoti. Ar tu, Aurimai, kreipies ir į lietuvių įmonę, kuri ir kosmonautam NASOS, man atrodo? Ne, aš apie tai girdėjau, apie tą įmonę, žinau, kad jie daro ir mačiau, kaip jie technologiškai tai gamina, jie tiesiog liofilizuoja vaisius, smulkina juos, nes jie praktiškai pirštai sutrinami yra ir daro tokius kubikus, kiek aš mačiau. Nes tai daug mažiau vietos užima, nes kosmose tai ten ypatingai vieta viskas svarbi. Tai taip, tai ir praktiškai tam kvadratukė, o tam tokiam kubelėje, ten yra labai daug maistingų medžiagų ir viskas, praktiškai visas maistingumas lieka. Ką daro dar, vandens užpilį. Pavyzdžiui, tie patys smučiai, kurios irgi ėmiau liofilizuotus, tai irgi yra tiesiog sutrinti, atrodo, vaisiai ir tu ten užpilį, atrodo, kad tikrai va šviežiai, ką tik sumaltas vaisių kokteilis. Aš su Lenkų įmonė iš tikrųjų reikalų turėjau, nes kiek aš domėjausi, kiek aš bandžiau tų visų maistų ir lietuviai galbūt, aš nesakau, kad jie daro blogą produktą, aš manau, kad jie daro labai gerą produktą, bet jie neturi tokio didelio asortimento, ko tikrai norėtųsi. Papasakok, ką plukdysi su savim, koks bus maistas? Ten yra ir tušinti kopūstai ir auginti, makaronai, ta prasme, daug tų visokių makaronų, polonezė, visokie ten su tais, padažai, su mėsytėm, piurė, bulvių, visokie, sakykime, lašiako turėsi? Ne, to neišsaugočiau iš to. Iš tikrųjų labai būtų problema įvežti viską. Aš kaip ir sakau, kad ir dabar aš galiu atvirai pasakyti, darau
rizikuoju, ne tai, kad darau nusikaltimą, bet rizikuoju, veždamas savo, pavyzdžiui, ten džiovintos jautienos yra kaip tik vakumuotos, bet aš labai tikiuosi to tokio supratimo, kad ir iš amerikiečių pusės aš nesiruošiu tenai valgyti. Good job, Aurimas. Good job. Išvarau, bet kuriuo atveju gali užplombuoti konteinerius, ką girdėjau ir daro kartais, tai ten, kai tu pasieki neutralius vandenis, tiesiog kas ir atsidarai. Nuskaitos ir tu jokio nusikaltimo nepadarai. O pavyzdžiui, vis tiek plauksi, šventės, nauji metai, ar esi kokia bonkelė, ar jelkos? Aš matai, alkoholio nevartoju 28 metai, 96 metų. Jaunystėje tik tais pabandžiau. Dėl ko sakau, negalima smerkti jaunimo. Ir viskas, man supratau, kad tai ne mano. Ir dabar pilna yra nealkoholinio alus, vyno. Nealkoholinis alus, vynas. Pasiimsi? Ferverkai, vienas kitas. Žuvį kokią, žodžiu. Oi, tai žuvies aš ten manau, kad bus tiek, kad... O vanduo, kaip geriamas vanduo? Yra specialus gelintuvas vandens, į kurį tu tiesiog, skaitos, kad porą dienų pasigamini vandens savo. Jis aišku toks daugiau kaip distiliuotas gaunasi, nes maistinės ten visas vertės, visi druskos, viskas yra išvaloma iš tenai. Tai Vytauto neišeis pasigaminti. Oi, Vytauto pas mane turbūt, aš nežinau, Vytautas turėtų būti vienas pagrindinių mano rėmėjų, jeigu atvirai tariant, nes ir Birutės, ir Vytauto užkrauta yra. Alio, priveškit paletį į valtį. Ne, paletės neužteks, 2 veškit. Tai... Ir porą vištų. Strutį. Jeigu tokius darot. Tai va, tai ne, iš tikrųjų yra, nes tą vandenį tiesiog pasirinkau ne dėl to, kad tai yra Vytautas ar kažkas, tiesiog man reikia druskų, reikės mineralų ir tame vandenį yra šiek tiek daugiau jų. Tai tą pačią birutę aiškamiau irgi tam, kad vien tom druskom tu neatsigersi. Pageri Vytautą, tu iš tikrųjų dar nori gerti. Tai mažiau mineralinis bus birutė, bet jų turbūt turiu užsikrovęs, jeigu atvirai, apie 240 butelių gal. Kažkas tai. Į triumus tiek sudėta yra po 1,5 litro bambalio. O skaičiavai, kiek svers visas tavo laivas su visą? Jo, yra paskaičiuota. Su manta, su manim turėtų apie toną 550 būti starto metu. Ir po to lengvėt. Ne, visiškai ne taip. Bus dalinai lengvės, bet šiukšlės vis tiek plukdysi su savim. Aš turiu minėtas, kurios organiškai netirpsta, nes ten aliumas, metalas, popierius, viskas gali keliauti per bortą. Sušlapinai, prakiurdėjai, skandini, nes jisai suyra labai greitai, ganėtinai suriam vandenį, tai čia joks gamtos teršimas nebūtų, tampa vėl organinė medžiaga. Lygiai taip pat kaip, sakykime, tualeto reikalai, niekas su savim neplukdo. Jeigu ten uždrausta galbūt alpinistams dabar šiai dienai yra ten, tu viską turi neštis į Everestą viršų ir atgal. Tai, kol kas... Čia viską paleisi į vandenyną. Tai faktas, lygiai tą patį daro visi, buriuotojai ir plaukiantis per vandenyną. Tai yra organinė medžiaga. Mums galbūt jinai netinka, bet taip pat, kaip sakykime, žemėje tinka, taip pat ir vandeniai tinka. Tai viskas yra suvartojama. Dumbliai, organinės medžiagos, tikrai nieko ten nelieka iš to, ką mes išmetam. Nu ką, Aurimai, žaibas, Eina savo. prisėsk. Na ką, kaip įspūdžiai tau? Žinai, atvirai iš to pasakysiu, kai būna naujai atgimęs kaip po krikšto. Tai taip jaučiuosi. Ir iš tikrųjų labai didelis atradimas tai buvo Kenis. Tai šeimininkui Linui dėkingas už tą atradimą, nes iki šiol tikrai nieko tokių pojūčių nesu buvęs pajutęs, net tas pats kvapas, man jisai toks nepažįstamas pasirodė. Taip. Ir toks... Ar negalvotum įsimesti truputį Kenio į valtį gal? Dabar jau vėlu, aišku, bet, žinai, ten tai bus pragariška pirtis. Na taip, tai tikimės tau patiko ir eime toliau mėgautis. Jo, čia pat kaiminystėje gyvenu, tai dabar jau žinosiu, kur čia ateiti ne taip toli. Ar savo kelionę esi susijęs su kažkokiu tokiu aukštesniu tikslu, kažkokia idėja? Visas kelionės dažniausiai būna tokios, kad sakau, jeigu jos būna sunkios, geriausiai sugalvoti intencija yra. Tai mano intencija yra šiai dienai užrašyta ant valties, Lithuania Stands Together. Tuose žodžiuose yra užkoduotas mūsų žinutė pasauliui, kad mes maža Lietuva, maža NATO valstybė, palaikome Ukrainą. Ir tikslas yra
tai padaryti, atkreipti pasaulio akis kažkiek, tai bent jau Lietuvoje akis, išnešti tą žinutę ukrainiečiams, kurie kovoja už savo šalį tam neteisingam kare, nelygiam kare. Ir kad kažkoks žmogus iš mažos valstybės daro tai dėl jų ir stengiasi, kad bent jau pagerbti visus žuvusius. O jeigu, tarkim, tavo žinutė išgirs ir va tau paskambins du žmonės, vienas jų Zelenskis, Aurimas, ką tu čia nori to pasakyti, ir Kim Jong-unas, ką tu jiem abiem pasakysi? Kim Jong-unui tą ir pasakysiu, kad tą, ką noriu pasakyti, tai tą ir perskaitai. Jeigu jau skambini, tai turbūt jau žinai, kam skambini ir su ko reikalų turi. Ir tikiuosi kalbėjau atsistojęs. O ką Zelenskiui? Zelenskis gali kalbėti atsisėdęs, kai sakau, atsipalaidavęs. Kai sakau, tai yra mums dabar šiai dienai turbūt net broliška tauta ir visiškai nesureikšminčiau to dalyko. Ar tai būtų kažkiek tai paliestumai, tai faktas. Tai aš žinočiau, kad ta žinutė dėjo ir iki jų. Tai aš manau, kad jeigu jau prezidentas skambins, tai reiškia, to šalyje kažkas daugiau žino negu kad prezidentas. Tai tas ir yra tikslas, kad atkreipti dėmesį, kad suprasti, kad jau. Beje, prilietėm Ukrainos temą. Ar tau teko būti paskutiniu metu Ukrainoje, kaip supratau, labdaros klausimais ir... Tas paskutiniu metu, jeigu klausimas skamba ar nuo karo pradžios, tai nuo karo pradžios teko ir ne kartą, ir dažnai tenais vykdavau, veždavau ir humanitarinę pagalbą, pagalbą kariams, civiliams. Ar teko pačiam slėptis nuo raketų? Kadangi vykdavau ten, kur vykdavo aršiausi mūšiai, kad ten slėptis, kai sakau, ką tu ten be pasislėpsi, bet ar virš galvų skraidydavo, skraidydavo. Kaip jausmas? Kaip, pavyzdžiui, šalia tavęs kokia 100 metriukų iš kokio 150 kalibro, žinai, gauni sviedinį, tai tada džiaugies, kad esi šarvuotam Hammerį, nes tą Hammerį irgi gerai užneša. Tai, yra buvę visko ir tai gal šaudimų. Tai gal valtyje bus jaukiau ramiam. Aš manau, kai daugelis vertina, sako, ar tu nebijai to. Tai aš sakau, Ukrainoje turbūt daugiau rizikos buvo lankantis karo fronto linijoje negu kad tai. Tai ką, darom pauzę, lekiam sukt ratą ir matysim. Labai gerai. Ačiū. Kai tikiesi, taip ir būna, ne? O aš jau mes prisikti. Aš turiu dalykų. Automobilį po to susitarsim, klausyk, kaip nors gerai. Ar tau ką nors primena šitas? Ne šitaip pasuk. Va šitas. Šitaip primena. O ką? Sako, kad sklinda kalbos, kad Aurimas yra gėjus. Lai pasako man tai akis. Mane žmona prašo, sako, pabandyk tik neišplaukti dabar. Už sveiką protą. Už sveiką protą. Už sveiką širdį. Už sveiką širdį. Ir už nesveikai gerus laikus. Vytautas. 100 metų, 1000 tostų.